2004 metų spalis. Kupiškio žemės ūkio mokyklos pagrindinio korpuso 3 aukštas. Klasėje tvyro pigių cigarečių dūmų, drėgnų viršutinių drabužių ir čia pat ant radiatoriaus uždėtų džiūstančių batų kvapas. Už lango pilkas, žvarbaus rudens rytas. Klasės auklėtoja klišė panikoje išlėkė ieškoti savo pamesto rankinio laikrodžio, tad durys uždarytos. Klasėje likę trečiakursiai susėdo ratu aplink vieną suolą, kuriame gūžėsi usūrinis kumštis. Spaudimas jam prasideda staiga, be jokių įžangų. Rėmas, atsiremia rankomis į usūrinio suolą, pasilenkia arti, nu ko tu dabar čia akis vartai, usūrini? Davai trumpam ir aiškiai. Taugi lietuviškai sakom, baigi su ta savo pirmakurse virėja Vilma. Šiandien pat prieini po pamokų ir pasakai, kad viskas. Usūrinis gūžtelėja pečiais, bet žiūri tiesiai Rėmų į akis, ko jūs prisikabinot prie tos Vilmos. Ką ji jums padarė? Nesiskirsiu aš su ja. Čia mano reikalas. Vaidelis atsisėdęs ant gretimo suolo viršaus, nuspjauna pro dantų tarpą tavo reikalas. Tu čia rimtai, usūrini? Pamiršai, kaip tavo striukė praeitą savaitę tualete skraidė. Nori, kad iki mokslo metų galo ramybės nematytum? Nori, kad mūsų keliamos kančios tau niekada nesibaigtų. Mes tau siūlom dylą, sandorį. Palieki tą mažę ir mes tave pamirštam. Viskas tampi nematomas. Niekas pirštų nelies. Jau ir taip net 2 čėlus metus buvai čia ištisai dūkintas. Viržas užuodęs progą, ironiškai nusijuokė, jo, usūrini, pagalvok. Ką tu, toks lopas, su ta virėja veiki? Jigi pirmakursė dar koldūnų virt nemoka, o tu jau čia meilę vaidini. Kam tau tie vargai? Pasirašyk ant ramybės. Usūrinis balsas šiek tiek virpa, bet rankos susigniaužė į kumščius, patys jūs lopai. Ji man normali mergaitė, pirma mano tokia panelė. Aš jos nepaliksiu vien dėl to, kad jūs čia kažko norit. Man ji reikalinga, suprantat? Man nusispjaut ant jūsų dylų. Saulys prieina iš nugaros, uždeda ranką usūrinį ant peties taip stipriai, kad jam net suskausta, tu bangų nekelk, usūrinį. Tau ramybę siūlo rimti pakanai. Pasirašai, gyveni kaip žmogus. O jei priešgyniausi, tai pažadam kiekvieną rytą profkės laiptinėje bus tavo mėgstamiausia diena. Tvatinsime toliau su kumščiais tau per visus šonus, kiek tik tinkami. Užkimėlis užkimusiu gergžinčiu balsu, smarkiai gestikuliuodamas, ko tu nesupranti, klasės nevykėli? Vilma, matai, jam brangi. Rytoj kitą susirasi kokią mezgėją. O dabar darai, ką sakom. Parašyk jai SMS dabar pat. Davai trauk tą savo mobilkę, nesvarbu, kur tu ją dabar esi beslepiantis, kad ir iš savo šiknos vidaus, žinom vis tiek, kad ją jau turi ir rašyk Anai blondiniai, mums viskas, metu tave nepilnamete. Ginkmedis pasitaiso treninginį bliuzoną, šaltai nukerta, tiksliai įsakyta mintis. Maladiec. Čia nėra apie ką diskutuoti. Tu usūrini, nesi tokioje pozicijoje, kad sąlygas keltum. Mes tau duodam šansą išeiti iš aukos vaidmens. Gana pats supranti, jau davaliai esi prisibuvęs tame vaidmenyje. Pasirinkimas paprastas, arba Vilma, arba tavo sveiki dantys ir rami galva iki egzaminų. Šakas, pasišaipydamas, mielas ginkmedi, tai kad jis neturi smegenų suprasti. Usūrini, tugi pagalvok, ji virėja, ji tau košės vis tiek neįkrės. Ir dar, blet, nepilnametė. Tu ką, gal pedofilas slaptas esi? Paliktų ją, būk vyras nors kartą. Ar tau kiaušų neužtenka mergai pasakyti, kad viskas baigta? Filipas atsistoja prie durų, kad niekas neįeitų, ir šaukia per klasę, ko tu jį čia dar įkalbinėjai, šakai? Rašyk jai raštelį, mes patys nunešim į pirmakursių virėjų kabinetą. Pasirašyk apačioje, usūrinis. Viskas bus sutvarkyta švariai. Klasės kampuose sėdintys Virmis, Inčiras, Prancis ir broliai dvyniai tyli.
Jie žiūri pro langus arba į savo sąsiuvinius, demonstruodami visišką neutralumą, nei gina usūrinio, nei prisideda prie puolimo. Mariekas ir Raimys patys jau turintys paneles sėdi šone, ramiai stebi situaciją ir pritariamai linkčioja galvomis, palaikydami sėbrus. Mariekas pusbalsiu iš vietos teisingai chebra sako: usūrini. Kam tau tos dramos? Paklausyk protingesnių. Usūrinis pašoka iš suolo, veidas raudonas iš pykčio ir streso, tiesiai prieš rėmą: neatsisakysiu aš jos. Jūs galit man daryt, ką norit, galit vėl mano batus į šiukšlyną išmesti, bet aš su Vilma būsiu. Ji vienintelė su manim normaliai kalbasi šitoj sumautoj profkėj. Jūs neturit jokios teisės man reguliuoti, su kuo man draugauti. O tu, Mariekai, tai išvis čia nesikišk su savo netinkamais pasiūlymais, patsgi irgi ne iš tolo nešventas esi, pats irgi merga nepilnametė esi apglėbęs vis. Gal net ir vieną lovą jau su ja daliniesi. Rėmas stumia usūrinį atgal į suolą: sėskis tu, advokate, ramiai. Ne tau nurodinėti klasės autoritetui, kaip jam ir su kuo miegoti. O Mariekas tai mums yra šaunuolis, turi gerą paną, ji jam ištikima ir jis jau tikrai seniai praradė savo nekaltybę. Ko nepasakysi apie tave, pėdkelnių mūvėtojų, tu tikriausiai amžinai tokiu inceliu ir liksi. O visos teisės čia tik mūsų. Mes šitam aukšte viską sprendžiam. Vaidelis atsistoja priešais: tai tu renkiesi karą, usūrini? Tu supranti, kad tau čia bus pragaras? Mes tau nebepadėsim, kai tave po pamokų už kampo spaus. Atsimeni dar, kaip tau praeitą žiemą Filipas akį buvo pamušęs. Nors ir iki dabar nelabai padėdavom, Bet va Virmi, suprantu, tau kai kada padėdavo, bet dabar jau tikrai nebeužstos. Tai paskutinis tavo šansas? Palieki Vilmą, lieki ramus. Taip ar ne? Usūrinis stipriai suspaudžia lūpas, žiūri į stalą, bet atsako tvirtai: ne. Nesiskirsiu. Nepriversite. Tuo metu koridoriuje pasigirsta skuboti, garsus kulniukų žingsniai, grįžta auklėtoja Klišė, vis dar neradusi savo laikrodžio. Klasiokai akimirksniu įsisklaido į savo vietas, mesdami paskutinius piktus žvilgsnius į usūrinį. Rėmas, eidamas į savo suolą, pusbalsiu sumurma: tu dar pasigailėsi, usūrini. Pokalbis nebaigtas. Sveika sugrįžusi, paskui atsisukęs tuoj pat lyg niekur nieko, nutaisęs draugišką veido išraišką, kreipėsi tiesiai į sugrįžusią Klišę: tai kaip jums sekėsi ieškoti to savo brangaus daikto, tai sakykite, radote jūs jį, ar taip ir neradote?